Eik tu savo. Nu ir kliūtis. Sveiki, čia Mero paspirtukai ir šiandien pradedame seriją iš net nežinau kur čia esam. Šitai serijai turiu sugalvojęs tokį planą. Ištestuoti galų gale Vilnių, važiuojant per jį visą, nuo Grigiškių iki Santariškių ar kažkokiu panašiu maršrutu. Tam, kad būtų galima išbandyti važiavimą per visą Vilniaus miestą, skersai, nuo pat pradžio iki pat galo. Meriukas kažkur į Prancūziją išvarys, paliks mane vieną. Tai į pagalbą reikės pasikviesti Jolantą. O! Eik tu savo! Čia atsargiai. Taigi keliame savaitę į priekį. Pradedam testą. Kokia maža mašina, važiuoja. Kaip mes kilsim. Opa. O, telpa. Mes vis pradedam serijas iš mašinos. Kažkaip reikėtų ant paspirtuko pradėti. Labai agresyvus vairuotojas už manęs. Važiuojame į Grigiškės, tam pradėsim mūsų patį pirmą Vilniaus takelį testą. Taigi mes jau Grigiškėse, čia prasideda Vilniaus takelių žemėlapis. Važiuosim skersai visą Vilnių, tai yra nuo pat Grigiškių iki, nežinau, ten kitoj pusėj Valakampiai, kas ten? Valakampiai yra? Nu, galim iki Valakampių ar kažkur. Labai gražių takelių. Sugalvosim eigoj. Čia perspektyviniai takeliai pažymėti šitoj vietoj. Prieš tėvą? Man atrodo. Perspektyviniai, kad kada nors bus su perspektyva, kada nors būti sutvarkyti. Čia lemputės paspausti reikia. Taip ir pralauktumėm amžinybę. Gal aš pakelsiu. Kaip aš darau. Tai toks miško kvapas aplinkui. Startas nelabai koks testui, kadangi visą laiką važiuojam į kalną. Namo į Grigiškės grįžti, tai galima ir su tuščia baterija, nes visą laiką leidžiamės. Bet į Vilnių baterija turi padirbėti. Naujas mano operatorius. Operatorius mano. Pagaliau kamera labiau patyrusiose rankose. Tai galima dabar ir greičio pafilmuoti. Lekiam ant 34. Takelis pasakiškas. O, greitis 3.5, 3.6. Ai, nuo kalno lengvai riedam. Oi, tik fainai. Aš Jolantos niekaip nepasivėju. Lengvasvoriam vis tik tai daug paprasčiau važiuojasi. O, žiūrėk, jau matosi ir Vilnius. Jeigu jau televizijos bokštas matosi, tai jau gerai. Čia taip nelabai aišku, kur važiuot. O, yra. Jau geras. O, stabdantis varteliai. Va tokių ženklų Kaune nedaug turim. Net nežinau, ar iš vis turim. Ženklų, kad būtų tik dviratis. Šitoj vietoj noriu greitai lėkti, pabandysiu tvirčiau įsikipti. Nu, aš bandysiu aplenkti tave. Aš tai lenkiu. Jolanta lygiai su autobusu varo. Aš tiek neištempiu. Tai jau nerizikuoju vieną ranką vairuoti. Lengvai pritupiu. Žemesnis svorio centras. Išeina aplenkti Jolantą. Nes aš stabdau, man baisu. Ai, tu stabdai? Labą dieną. Ačiū. Šilta. Per nerį turbūt. Opa, opa. Wow. Kai takelis. Važiavau ir nuvažiavau. Mes vis dar nemokam dviese važiuoti
ir filmuoti, nes tai aš pabėgu toliau, kad jos neužkliudyt, tai jinai pabėga toliau, nes per lengva. Bet išmoksim. I know your world is hollow. Yeah. Grybai kvepia. 'Cause I can see it in your eyes. Kol kas, aš taip sakyčiau, kad nenuvylė tą kelią į Vilnių. O, žiūrėk, žalias. Gonna make it alright. Ooh, yeah, yeah. Even Tai čia jau tikrai realybė Vilniaus kelių. Žodžiu, turistinį maršrutą baigiam. Dabar prasidėjo gyvenamieji rajonai. Nu jau, žiūrėk, vėl ta gražioji danga. Čia tas geltonas buvo, kur perspektyvinis. Tai žiūriu, perspektyvą labai gerai padarė, ne? Gal jis sutvarkė? Kai tokie takeliai, tai realiai, nei pačiam norisi išvažiuoti į pėsčiųjų vietą, ne? Pusę. Nei pėstiesiems šičia norisi vaikščioti. Labai gerai atskirta, šaunuoliai. ooh, baby, don't cry. 'Cause there's always Nuvedė takelis tiesiai į gatvę ir dabar neaišku, kur važiuoti. Ai, tai viskas gerai, tai O, tiesiog... žiūrėk, vėl tam prasideda tas raudonas, matai? O, davai, iki ten varom. Tai čia gatvėje reikėjo varyti tada. but tomorrow. Yeah. Oh, and if I could fly. Nu, jau čia tokia normaliai kalnė. Koks tavo greitis? 28. Mano 2,4. Į kokį mes čia kalną? Čia yra koks pavadinimas? Nežinau. Nu, Bet kokia tai čia ten gatvė? tai yra. Lazdynų kažkokia gatvė turbūt. Čia gal architektų? Architektų Architektų gatvė. Tai va, ir architektų gatvės kalną ant 2,5 užvariau, Jolanta ant 2,8. Na, tokiu dviračiu takeliu gal nevažiuosiu. Vien žvyras dar. Ai, tai va, ką reiškia perspektyviniai takeliai, matai? Tai reiškia, kad paruošti, bet dar be dangos. Asfaltas. Ne, bet šaunuoliai, eik tu savo, šitai padaryta. Čia kaip autostrada jau. Važiuoji ir Vilnius tvarkosi. Tai tokie keliai jau čia yra standartas Vilniaus. Jau pripratusi purtytis. Turim labai daug tikrai gerų kelių, bet ir didžioji dalis yra va toks senas asfaltas, kur tikrai nėra labai malonu važiuoti. Čia šitoje vietoje niekada nežinai, kuri plytelė kaip sulūžus yra. Taip yra, ypatingai tos, vat, kur žalytės išlindusios iš po plytelių, ten gali būti koks didesnis privys, ratas įlenda iš karto versis per priekį ir galima dantis prarasti. Per priekį nesiverstum, aišku, bet... Pats paspirtukas užvažiuoja, man nieko nereikia daryti, gazą laikyti ir spėti paskui bėgti. Au! Biškį papaišom saulės. Kaip miestas neturintis stačių kalnų, tai turi labai daug laiptų Vilnius. Pas mane 90% nuvažiuota 14 km, Pas mane 80%. nes tu sunkesnis. Nu tik dabar nebandyk. Kodėl? Taigi va, Eik, žiūrėk, tu lengva kamerą ilga taip- nuokalnė. Ir kamerą laikydamas be rankų važiuosi? Nu? Davai, reikia pabandyti. Blemba. Nu, nusidrėpsiu. Nusidrėpsiu, tai nusidrėpsiu. Tik palauk, reikia padaryti. Nežinau, ar matysis.